Sveiki, mūsų kanalo Opozicijos televizijos žiūrovai. Sveikinuosi su jumis ir sveikinuosi su europarlamentaru, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininku gerbiamu Aurelijumi Veryga. Sveiki, Kęstutis, sveiki, žiūrovai. Malonu, Aurelijau, jūs matyti mūsų studijoje. Na ir aš jūs pakviečiau pokalbiui apie rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip jų rezultatas atsilieps Europos žemyne ir Lietuvoje. Iš kitos pusėsgi norėčiau paklausti, nejaugi Jungtinės Amerikos valstijos išsirinko dabar įdomus dalykas, 45 ar 47 prezidentą. Nes jeigu skaičiuoti praėjusią, tai kaip ir tą patį. Taip. Tai, bet kuriuo atveju išsirinko prezidentą, jo tapo Donaldas Trumpas. Ir mano klausimas būtų toks, nejaugi Amerika išsirinko vėl ne tą. Nes kai paskaitai kai kuriuos Lietuvos apžvalgininkus, analitikus, kaip jie save vadina, toks Marius Laurinavičius yra, jisai parašė, kad Trumpas yra absoliutus blogis. Ponas Valatka parašo, kad Kremliui liejasi šampanas ir išsitrauktos šakutės bei peiliai suvalgytų Ukrainą. Tai kaip jūs vertinat visus šitos dalykus? Iš tikrųjų įdomus dalykai darosi ir su tuo ar tą ar ne tą išsirinko, čia turbūt priklauso nuo to, kas vertina. Aš taip pajuokaudamas ir savo socialiniam tinkle parašiau, kad žiūrint rytinės žinių laidas po rinkimų, susidaro toks vaizdas, kad baisiai liūdna yra kai kam Lietuvoje, nukabintos nosis ir kai kam gal toks įspūdis ir susidaro, kad čia ne tą išsirinko ir tikrai galima buvo jausti, kurią pusę didžioji dalis mūsų, ne tik tų paminėtų, Kęstuti, jūsų įtakotukų ar ten komentatorių palaiko, kas labiau kam buvo prijaučiantis. Tai nacionalinio transliuotojo pozicija yra visiškai aiški. Taip, jinai turėtų būti neutrali, sakykime, bent jau. Su liūdėsiu aš esu anksčiau komentavęs, kad man labai nepatiko jų aiški pozicija dėl Lenkijoje įvykusių rinkimų ir esu nesykį sakęs, kad tai yra labai labai trumparegiški dalykai. Taip elgtis ir taip daryti, tai dar žurnalistus ar, sakykime, ten komentatorius aš dar gal galiu suprasti, todėl kad jiem tikrai neprikabinsi, kad čia yra kažkokia, tegul ir ketvirtoji, bet vis tiek tai nėra politikai, jiem nereikės dirbti su tais kitais politikais, bet yragi ne vienas Lietuvoje politikas, kur politikas buvo labai nepatenkintas, tai mes paskui galėsim pašnekėti gal ir kaip ten buvo elgiamasi ir panašiai. O sureaguojant į tokių komentatorių kaip Valatka pasakymus, aš tiesą sakant nesugaudau, kuriuos jisai ten parašo ar pasako, būdamas po laipsnių ar be laipsnių, nes kai po laipsnių, tai jam ten ir riebesnių gaunasi, bet negali kaltinti žmogaus, kai jis nelabai gal adekvatus būna tuo momentu. Bet jeigu kalbėt labai rimtai apie Putiną ir kas čia kokias rankas trina, tai mes galimgi žiūrovam paimti ir priminti, o kaip Bidenas, jo laikysena neva tai Ukrainos atžvilgiu buvo super gera. O kas iš to gero? Ginklų naudot iki šiol yra neleidžiama ten, kur reikia gintis Ukrainą, ar ne? Yra uždėti tam tikri apribojimai, visi trynėm rankas dėl to vadinamo lendlyzo jų priimto sprendimo. O kiek iš to viso pažado? 10% tai apie ką nešnekam. Tai žodžiu, tas tūpčiojimas visas Amerikos, jisai nulėmė, kad Ukraina dabar yra išsekinta visom prasmėm. Jinai labai daug žmonių prarado. Ir tuo metu, kada jinai turėjo strateginį tokį ir taktinį pranašumą, kada atsikovoja teritorijas tam tikras ar ne, kada buvo pagreitis, kada Rusija dar nebuvo užkūrusi savo karo pramonės mašinos, tada jinai realiai galėjo atsiimti teritorijas, galėjo padaryti proveržį, bet tada Amerika tūpčiojo. Tas pats Bidenas ten tūpčiojo, siubavo, sviravo, visko bijojo ir Valatkaitas, aš nežinau, kliuvo, nekliuvo, bet kažkaip jisai nešnekėjo, kad ten Putinas gal šampanus šaudo ar ikrą kabina iš stiklainio šaukštais ar dar kažką daro. Tai man atrodo toks, pirmiausiai tai labai trumparegiškas požiūris ir taip atrodo, kad žmonės užmiršo jau viską, kas buvo ir vadovaujasi kažkokiom klišėm
negalėdami nuslėpti savo pirmiausia paties politinių preferencijų, ne tiek kalbėdami gal apie tai, kas čia bus ar nebus, bet tiesiog matyt labiau išreikšdami tai savo komentarais, savo pačių politinę tam tikrą požiūrį, tam tikrą politinę preferenciją. Bet vėlgi, jeigu paimsim Lietuvos mainstreaminę žiniasklaidą, tai susidaro toks įspūdis, kad prezidento rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose tiesiog užgožė visas Lietuvos vidaus politikos problemas, ten, sakykime, ir tą patį netgi Seimo rinkimus, koalicijos formavimą. Atrodo, kad netgi toks įspūdis susidarė, kad ne Amerikos piliečiai renka prezidentą, o Lietuvos Respublikos piliečiai renka prezidentą Amerikai. Kaip manot, kodėl? Tai buvo netgi tokių, kurie įsivaizdavo, kad gali pasakyti Amerikai, ką jie turi išsirinkti. Buvo, kad ir pasakė, tik tai amerikiečiai nepaklausė. Čia toks vienas garsus kabutėse mūsų diplomatas, buvęs dabar parlamentaras Žygimantas Pavilionis, aiškino, kaip nuvažiuos į Ameriką ir paaiškins, ką Amerika turi išsirinkti. Netgi važinėjo ten į sąskrydžius demokratų, iš ten transliacijas visokias suko, kas šiaip, žinant, kokią politinę partiją jis Lietuvoje atstovauja, man galai visiškai nesueina. Aš suprasčiau, jeigu ten kokie socialdemokratai būtų nuvažiavę pas demokratus ir ten rankom trynė ir sutarinėję, bet kai save konservatorium laikantis politikas ten važinėja ir aiškina, kaip čia viskas turėtų būti, ką čia Amerika turėtų išsirinkti, tai abudu dalykai man netrodo labai adekvatus. Pirmiausia, tai jeigu mes paklaustumėm gatvėje amerikiečių, ar jie žino tokį Lietuvos politiką, šiaip tiesiog eilinį susistabdė vidury gatvės. Ir ar žino, ką jis rekomenduoja rinkti jiem, už ką jisai rekomenduotų jam balsuoti, tai atsakymą žinom. O kitas dalykas, tai man atrodo be galo neadekvatu yra Lietuvos politikam, ypatingai nedidelės valstybės, kuriai Amerika yra strategiškai visom prasmėm svarbus partneris, gynybinė prasme, prekybos prasme, diplomatijos ir visom kitom prasmėm be galo svarbus partneris, pradėti kištis į vidaus reikalus ir pradėti aiškinti, kad tau kažkas ten patinka ar nepatinka. Tai ne mums spręsti, kas ten jų piliečiam patinka ar nepatinka, mes galim turėti savo nuomonę, bet politikai tokias nuomonės turėtų pasilaikyti savo. Tai aš manau, kad tie visi bandymai tokie įsivaizduoti, kad čia gali kažką jam paaiškinti arba nurodyti, tai yra tiesiog neadekvatumo ženklas. Žmonės, kurie tą įsivaizduoja galintis padaryti, jie yra mažiausiai susireikšminę, o šiaip tai gal net ir tiesiai pasakius kenkiantis Lietuvos interesam, nes dabar jau nepavyko jų įsivaizdavimų, kaip turėjo būti. Ir dabar tie patys žmonės, tas pats Žygimantas Pavilionis jau aiškina, kad reikia staigiai ten važiuoti ir jau kalbėtis dabar jau reikia, kol dar niekas nenuvažiavo. Tas jo ruošimasis važiuotis ir kalbėti, aš klausiausi, ten, man atrodo, Panoramai. Vėlgi nacionaliniam transliuotojui jisai pasakė, kad laiko yra labai nedaug, reikia skubiai imti kolegas ukrainiečius, važiuoti į Vašingtoną ir paaiškinti, pamokyti poną Trumpą, kaip reikia šnekėti su Putinu. Tai čia adekvatumo, ko gero, iš tikrųjų nelabai daug. Norėčiau aš pamatyti, kaip jisai tą darytų, man būtų be galo įdomu. Čia jau jums gal ankstesnės profesijos prasme būtų įdomu netgi. Įdomu, iš tikrųjų įdomu, labai įdomu būtų pamatyti, kaip jis tą daro. Bet jisai ne vienintelis, tokį atsimenam kandidatai į prezidentus Jeglinską ir jo atstovaujama partija, kurie per visus debatus aiškino, kad jie visgi yra Kamalos Harris šalininkai, kaip demokratai, kaip jie sako. Nors nežinau, ar jie žino, ką tai reiškia, tiek to. Tai dabar aš jau skaitau, kad tas pats berods Jeglinskas sako, kad Trumpas tai yra galimybė Lietuvai. Man tiesiog yra juokinga žiūrėti, kaip tas kailis net ne per naktį, ten per 15 minučių jau išsivertė viskas. Tai yra tik tai dar vienas įrodymas, kad visgi politikam tokių vertinimų ir kažkokių pasirinkimų aiškių daryti nereikėtų. Net ta pati Šimonytė, kuri paprastai diplomatijos iš vis neturi, aš manau, jokios, jinai į minusą, jeigu ten balai skaičiuoti, tai -12. Pas ją ne +10, bet -12, jau net ir ta
per debatus sugebėdavo pasakyti, kad čia ne Lietuva renkasi, kad Lietuva dirbs su tuo prezidentu, kurį išsirinks Amerikos piliečiai. Ir čia yra jų teisė demokratinėje valstybėje apsispręst. Dabar jie, aš manau, ten visi aptarinėja, kodėl ten kas ar kaip buvo, bet tai vėlgi yra jų teisė, o mūsų reikalas yra dirbti su tuo, kas yra išrinkta. Be jokios abejonės. Na, beje, jūs ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis buvote tie Lietuvos politikai, kurie viešai pasveikinote išrinktąjį prezidentą Trumpą. Ar tai tiesiog politinės kultūros ženklas, ar tuo pačiu ir pilietinė pozicija, dėl ko aš klausiu, nes jūs jau šiek tiek užsiminė, bet vis dėlto, Lietuvos dešiniųjų partijų atstovai, kurie, save vadina dešiniojom partijom, jie turėtų lygtai išvest pergalę, kad, konservatyvios jėgos, dešiniosios jėgos laimėjo rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose, beje, laimėjo visiškai triuškinančiai, nes Trumpas prezidentas, senate respublikonų dauguma, žemuosiuose rūmuose padidinta bus respublikonų dauguma. Ir jeigu imtų aukščiausią teismą, tai dar jisai dominuoja respublikonų kandidatais paskirti ankstesniai Trumpo kadencijoje. Tai atrodo, tiesiog džiaugis, tavo politinės šeimos nariai paima vos ne absoliučią valdžią didžiausiai pasaulio šaly. Priešingai girdim, kad tokį nusivylimą, kitus dalykus. Tai turbūt Kęstuti paaiškina, kas tą paaiškina, tai turbūt tai, kad ta politinė jėga, kuriai tie politikai liūdintis atstovauja, visai nebėra jokia dešinė politinė jėga, jinai tampa leftistinė tam tikrą prasme jėga, kuriai puikiai tinka Kamalos Harris retorika dėl abortų, dėl visų kitų dalykų, kurie ten taip plačiai buvo aptarinėjami JAV prezidento rinkimų kampanijos metu. Ir tai yra tiesiog parodymas, kad kai kurie mūsų Lietuvos politikai yra tiesiog veidmainiai. Jie pristato save dešiniaisiais, pristato save konservatyviais, kai tuo tarpu realybėje jie, kur nepaims, jie praktiškai nei savo darbais, nei savo tokiais pareiškimais ar palaikymais tam tikros pusės Jungtinėse Amerikos valstijose nieko panašaus nedemonstruoja. Tai kalbos ir pavadinimai yra į vieną pusę, o realūs darbai ir visi veiksmai yra į kitą pusę. Ir manau ir tiek. Ir tiesą sakant, labai aš nesistebiu, nes jeigu žiūrėtumėm čia ir į mūsų vidaus politiką, kaip tie patys konservatoriai elgiasi, kokius jie sprendimus priiminėja, tai jiem iš tikrųjų Kamala Harris yra daug arčiau širdies su savo pažiūrom ir kaip ir paminėjot, atrodytų turėtų džiaugtis dešinieji, tai tie, kurie yra dešinieji, tai ir džiaugiasi. Iš tikrųjų džiaugiasi ir sveikina, tai čia gal mūsų tie sveikinimai, tiek mano, tiek Ramūno, aš tikiu, kad gal sudėtingai pasieks Trumpą, bet manau, kad ir prezidento pasveikinimas, ir valstybių pasveikinimai kitų, ir galų gale Europos Sąjungos parlamente esančių politinių jėgų pasveikinimai ir pasidžiaugimai, aš manau, kad pasieks tikrai ir manau, kad tie, kurie yra tikrai dešinieji, jie dabar visokiais būdais matyt bus bandomi pasitelkti, kad išlaikyti gerą dialogą, tie, kurie tikrai yra dešinieji. Man teko skaityti vieno eksperto tokį straipsnį apie tai, kaip ir kodėl galbūt Trumpas laimėjo. Tai, sakykime, kaip jisai apibrėžia tą tipišką Trumpo rinkėją Amerikoje, kad jo manimu tai yra vidutinio amžiaus baltaodis, neturintis aukšto išsilavinimo, gyvenantis provincijoje, tokia, tipiška mėlynoji apykaklė yra toks pasakymas, ne baltoji, bet būtent mėlynoji. Darbininkas, galbūt rednekas, tas raudonkaklis nuo saulės įdegęs, ūkininkas ar dar kaip nors, toli gražu nesostinės elitas ir nevaldininkija. Ir kodėl, sakykime, šitie žmonės balsavo už Trumpą? Elitas, Vašingtono elitas, ko jis rūpinosi? Rūpinosi gėjais, translyčiais asmenimis, juodaodžių ir apskritai visokių ten frykų teisėmis, bet jis visiškai nesirūpino, kokia yra infliacija, koks yra darbo užmokestis, kokias problemas atneša migrantai ir
ko pasiekoje, bet labai gerai vienas iš demokratų veikėjas, žinomas, buvęs Baracko Obamos rinkiminės kampanijos vadovas, toks Jimas Messina, ką jisai pasakė. Jisai pasakė tokią frazę: šiandien mums išspardė užpakalius. Tai taip grubiai, bet ko gero teisingai pasakyta. Ir kai aš perskaičiau šitą eksperto nuomonę, norom prisiminiau Seimo rinkimus Lietuvoje. Ir man vėl ta frazė, kad ar nebuvo lygiai taip pat užpakalį kai kam Lietuvoje išspardyti. Taip. Aš manau, kad čia labai gera analogija ir labai teisinga analogija. Jo labiau, aš irgi skaičiau tuos komentarus ir jau dabar pasvarstymus, kas čia visgi įvyko Amerikoje. Tai panašu, kad neadekvatus kai kurių politikų įsivaizdavimas, kas yra tikros problemos ir kas yra įsivaizduojamas problemos, žmonių sąmoniai tikrai nesulaukia atgarsio ir žmonės, didžioji dalis visuomenės visgi nepraradus yra sveiko proto ir susigaudo, kur yra reali problema, kur yra kuriama ir įsivaizduojama problema. Tai panašus dalykai įvyko ir Lietuvoje, kur rinkėjai tiesiog nupūtė nuo politinio stalo, nuo arenos Laisvės partija, kuri šitom problemam tik tai ir gyvena. Man šiek tiek gal tik tai gaila, kad jeigu kalbėtumėm apie Europos parlamentą, šiek tiek slinktis įvyko, šiek tiek. Trupučiuką yra pasislinkimas nuo to, kas buvo praėjusiai kadencijoje, bet jis yra, mano supratimu, gerokai dar per mažas. Ir galiu net ir konkretų pavyzdį papasakoti iš dabar kaip tik labai įdomu buvusių klausimų kandidatų į komisarus. Tai vienas iš portfelių yra skirtas pasirengimo krizėm ir krizių valdymui ir per kablelį lygybei. Yra toks, įdomi samplaika, čia atrodytų, ką čia bendra turi, kaip ir nieko, bet tiek to. Tarkim, sudėjo dvi kažkokias temas į vieną portfelį ir kandidatė užimti komisarės postą yra tokia buvusi žurnalistė, užsienio reikalų ministrė Belgijos Hadija Labib. Ir teko dalyvauti jos klausimuose. Ir kas buvo liūdniausia, kad tai ne tik jinai pati, kaip politikė, kuri pretenduoja į portfelį, kuris pirmiausiai yra krizių pasirengimo suvaldymą, nelabai ką nors galėjo papasakoti apie krizių valdymą apskritai. Bet ir labai didelė dalis auditorijos uždavinėjo klausimus, kurie su jokiom krizėm nieko bendra neturi. Klausimai buvo apie LGBT bendruomenės teisės, apie tai, kad, suprask, bet kokiai krizėje esant būtų užtikrinta galimybė pasidaryti abortą. Ir kaip reikia išspręsti klausimus, jeigu kas nors susivairavo surogacijos būdu vaiką ne Europos Sąjungoje, kaip jį čia reiktų teisiškai įteisinti, suprask. Tai žmogus, kuri kalba apie moterų teisės, nemato jokios problemos, kad moters kūnų yra prekiaujama, kad vaikais iš esmės yra prekiaujama. Žodžiu, man susidarė vaizdas, kad didžioji dalis Europos tebegyvena tokių Kamelos Haris fantazijų pasaulyje. Bet toks yra lygmuo. Niekas čia nesupranta jokių grėsmių, nors Ispanija ten skęsta regionai ištisi, ar ne, čia turim išprotėjusius kaimynus rytiniam šone. Izraelį yra tikrai labai ten sudėtinga situacija, o šnekos yra apie tokius dalykus. Vokietijoje fabrikai Volkswageno uždaromi. Pagaliau vyriausybės krizė. Jo, vyriausybės krizė, o vienintelė krizė pas kažką galvoja yra, ar vištos bus narvuose ir kaip bus su šitom visom teisėm. Tai čia yra tobula iliustracija, kaip dalis politikų gyvena kažkokiam nerealistiniam pasaulyje ir rinkėjai, galų gale ateina laikas, kada jie pasako, kad baikit. Užteks. Tai Amerikoje taip ir buvo padaryta ir taip ir buvo pasakyta ir kaip Kęstuti ir minėjot, pasakyta tokiu lygiu, kad dabar jau tikrai dešinieji ten turės galimybę tvarkytis visiškai pagal savo supratimą. Jūs jau pradėjot kalbėti apie Europos parlamentą, apie Europos Sąjungą. Mat, kaip tik aš nuo jūsų ir norėjau paklausti.
Ar Europos parlamente buvo nujaučiama, kas gali, ar buvo prognozuojama vis tiek kuluaruose, kas gali laimėti JAV rinkimus, kurios frakcijas ar politinės šeimos vieną ar kitą kandidatą, sakykime taip, gal ne taip tiesioginė prasme, kad palaikė, sirgo, sakykime, už vieną ar už kitą kandidatą, gal net rėmė kažkiek tai, ar viešai buvo kažkiek tai pasisakymai. Yra tikrai tokių, kurie ir džiaugiasi, ir laukia, ir mano paties politinė frakcija ir šeima buvo susirinkusi visą naktį, laukia rezultatų ir sirgo už Donaldą Trumpą, bet tai yra natūralu, tai yra dešinieji, yra Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija. Ir kraštutiniai dešinieji, tiesą sakant, teko matyti netgi kai ką su kepuraitėm vaikštanti, kas šiek tiek gal Europos parlamente keistai atrodo. Čia amerikiečių Make stilius, America taip. Great Again, tai aš suprantu, kad gerai būtų pasidaryti tokį Make Europe Great Again, nes dabar Europa jau važiuoja į tokią stagnaciją ir iš tikrųjų yra labai rimtų problemų, kur Amerika daug geriau dabar jau atrodo, ta pati Kinija daug geriau atrodo, bet vėlgi žmonės matyt pačią emociją labiau priima ir ją tam tikrą prasme gal perkelia savotiškai į tą europinį kontekstą ir matyt gal tikisi, kad kažkas panašaus anksčiau ir vėliau galėtų pasikartoti ir europiniam kontekste, ir tikrai yra tokių, kurie nuoširdžiai džiaugiasi, nes tas santykis su respublikonais jis yra senas, yra bendraujama ne vienerius metus, tas ryšys yra palaikomas ir natūralu, kad tada šita pusė džiaugiasi, aišku, kairieji tikrai nesidžiaugs ir nėra jam kuo džiaugtis, nes nebus Amerikoje taip kaip čia Europoje, kur krizių valdymo komisarė aiškina, kad jinai pirmiausia peržiūrės LGBT visą teisių užtikrinimo darbotvarkę. Suprantama. Tai Trumpas, manau, kad ne šitą darbotvarkę peržiūrės, jis pasirūpins, kad valstybė nepatirtų kažkokių rimtų sukrėtimų susijusių su migracija. Ir tas jo pasakymas ar siekis, kad reikia išspręsti vienaip ar kitaip konfliktą, karą Rusijos su Ukraina, tai yra teisingas, o kas nenori jo išspręsti. Visi nori išspręsti. Tikrai, aišku, nieks nenorim, kad Ukrainai tektų kažko ar atsisakyti, ar kažką prarasti, bet kad reikia jį vienais ar kitais būdais išspręsti, ar tiesiog pagaliau užtikrinant tiek ginkluotės, kad jie įgautų vėl pranašumą ir galėtų sumušti rusus jau ten, kur tos kovos vyksta, o jeigu yra nusiteikimas neduoti, tik šnekėti, tai tada vėlgi aš manau, kad tiem patiem ukrainiečiam reikia žinoti, kaip jie turi elgtis. Be jokios abejonės. Tai stebint visus šitos dalykus, iš tikrųjų susidaro toks įspūdis, kad politikoje klesti hipokritiškumas. Aš tik žiūrovams priminsiu, kad hipokritas tai žmogus, kuris vieną sako, kitą daro. Tai dabar vėlgi, lyg tai visi norėtų, kad karas baigtųsi, bet kažkokių tai sprendimų nėra. Vėlgi, paklausiu apie Lietuvos europarlamentarus, nes, sakykime, jūs jau užsiminėt, kad, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, jie ne vieną kartą pasakė ir išsakė viešai paramą Kamalai Haris. Bet jau sekančią dieną po rinkimų Juknevičienė savo socialiniam tinkle paskelbė nuotrauką su Andriumi Kubiliu, kur jie jau su Trumpo marškinėliais. Kaip vertinti visus šitos, tokius, sakyčiau, iš tikrųjų, hipokritiškus dalykus? Išverstas kūrėjai yra toks liaudiškas geresnis. Jo, jūs lietuviškai tą patį pasakėte. Hipokritas, tai dar čia, žinot, ne visi terminą žinos gal. Dar gali pagalvoti, kad komplimentas kažkoks. Kažkoks gal jo, tarptautinis žodis vis tiek gal čia galvos, kad labai kietai čia skamba. O šiaip tai tiesiog išverstas kūrėjai ir tiek. Tai jeigu žmonės, aš suprantu, kad tu turi kažkokias politinės pažiūras, tai jeigu jau jas išeksponavai kažkokiu būdu, tai būk malonus, tada pripažink, kad tiesiog susimovėjai, tavo kandidatui nepasisekė, bet kai tu puoli tada tos marškinėlius, įdomu, reiktų paprašyti, kad išverstų.
Kažkas yra. Vidiniai pusėje. Nėra Kamala Harris užrašyta, gal juk ne, čia nesu Kubilium, gal pataupė pinigų ir gal pasidarė tokius, kad nesvarbu, kas laimės, gali apsivilkti. Čia kaip tą kepurės napelį nusukai kitą pusę. Tai ten jau ženkliukas visai kitoks. Tai liūdna, tiesą sakant, žiūrint į tokius politikus yra labai liūdna. Bet pasaulyje, ko gero, iš tikrųjų, sakykime, šiomis dienomis vyksta, jeigu ne tektoninis lūžis, tai tektoninė kažkokia tai slinktis. Dėl ko aš taip sakau? Sakykime, Trumpo pergalė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ketvirtadienį Europos lyderiai rinkosi kur? Budapešte. Taip. Budapešte Vengrija pirmininkauja Europos Sąjungai šiuo metu. Ir vėlgi tokie keisti sutapimai, nieks nežinojo, kas laimės rinkimus, nieks nežinojo, kad tuo metu pirmininkaus Vengrija. Orbanas, sakykime, prieštaringai vertinamas Vengrijos premjerministras, jisai dabar priiminėja Europos lyderius ir tas žmogus, kuris, pirmasis iš europiečių pasveikino Trumpą su pergalė rinkimuose, tas žmogus, su kuriuo Trumpas bendravo prieš prezidento rinkimus ir, kaip pasakė štai buvęs Europos Sąjungos komisaras, prancūzas Thierry Bretonas, kad ko gero Orbanas bus tas žmogus, per kurį reikės bendrauti Europos Sąjungai su Donaldu Trumpu. Tai kaip mes šnekėjom apie tai, kad tos išverstas kūras ir kitus dalykus ir šaudynų savo į koją, tai kaip jūs vertinate šitą situaciją? Tai dar prieš tą naktį, kada jau čia įvyko, kai jau buvo suskaičiuoti rezultatai, aš kaip ir minėjau, buvo klausimai kandidatų į komisarus Europos parlamente ir vienas iš tų komisarų yra, natūralu, nominuotas Vengrijos. Toks Oliveris Varheilis, jisai bus atsakingas už sveikatą, gyvūnų gerovę ir panašiai. Ir dabar jau nepasakysiu, iš kurios ten politinės jėgos, bet panašu, kad kažkas iš komunistų, tokia jauna mergaitė, kuriai labai vištos ten rūpi ir visi šitie reikalai. Jinai buvo labai pasipiktinus, kaip apskritai gali Vengrija net nominuoti kažką, čia suprask, į komisarus ir kaip iš čia gali sėdėti, kaip jam negėda, čia būti ir taip toliau. Tai jisai taip diplomatiškai, gražiai atsakė, tikrai neįžeidinėja. Ir čia yra dar vienas pavyzdys, ką reiškia tas, sakyčiau, toks siaurakaktiškumas iš tikrųjų žmonių. Ir kaip sako, likimas labai dažnai pasišaipo iš tų, kurie skęsta savo puikybę ir savo įsivaizdavimą, kad jie viską čia teisingiausiai žino, viską teisingiausiai daro. Tai aš tikrai neginčiu, kad Orbanas daro šiaip kvailysčių. Jis iš tikrųjų daro kvailysčių, kurios siutina visus ten ir su paramos Ukrainai stabdymu, gal buvo galima rasti kažkokį kitą būdą išsireikalauti savo pinigus valstybei, ką kiekvienas turbūt premjeras tengiasi padaryti, ne ukrainiečių sąskaita. Tai čia tikrai manau, kad jis neteisingai elgėsi, bet dabar gali taip susiklostyti, kad tai pačiai Europos Sąjungai norint kažkokius jautresnius, subtilesnius klausimus spręsti, gali taip susiklostyti, kad dabar aš bijau suklysti, kuris čia ar premjeras berods išlipęs iš mašinos ten demonstratyviai buvo atsukęs nugarą Orbanui, nenorėjo sveikintis, paskui ten tik priėjo ir žodžiu visi čia visokius juokelius mėtė. Yra toks geras labai lietuviškas posakis: juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Tai kad nebūtų taip, kad visi tie, kuriem buvo labai juokinga, kai jiem netektų graudžiai verkti. Ir kad neatsitiktų taip, kad Trumpas paims ir pasakys, kad, aš noriu iš tikrųjų palaikyti ryšį, kontaktą, dabar derinkim per tą žmogų. Jo labiau, kad Vengrija pirmininkauja šiuo metu. Taip, tai tiesiog
Aš suprantu, kad čia norisi parodyti kažkokią pozą, parodyti solidarumą galbūt ar su Ukraina, ar dar kažką čia parodyti, bet tą irgi reikia daryti su protu, tą reikia daryti taip, kad paskui netektų gailėtis. Be jokios abejonės. Na ir pabaigai dar vienas klausimas, kaip Jūs manot, kaip rinkimai Jungtinėse valstijose gali paveikti mūsų senąjį žemyną, ko laukti čia Lietuvoje, nes vėlgi įvairios sąmokslo teorijos sklando, kad mus atiduos Rusijai, bus naujas Münchenas, nauja Jalta, pasaulio perdalymas, slaptieji protokolai. Ar manote, kad tai gali būti realūs dalykai? Netikiu, kad taip galėtų būti ir nežinau net prielaidų, dėl ko taip galėtų būti. Aš manau, kad be jokių Münchenų ir be jokių Jaltų pasaulyje ir taip yra pilnai įtampų ir židinių, kuriuos reikia gesinti, nes save pasaulio policininkų tam tikrų laikiusios Jungtinės Amerikos valstijos, jų galimybės irgi yra ribotos ir piliečiai galų gale iki tam tikro lygio matyt mato prasmę prisidėti prie visko, bet kai iškyla klausimas, ar tu gali pavalgyti ir daliai amerikiečių tas klausimas iškyla, jie tada pradeda labai, labai pagrįstai uždavinėti klausimą savo vadovam, kaip čia yra, kad mes visiems padedam, o patys jau nieko nebegalim išspręsti. Tai kažkokių sprendimų matyt bus, kiek jų bus tokių, kurie bus tikrai efektyvūs, o kiek bus tokie gal labiau, žinant Trumpo tą veikimo būdą, jis visgi yra atėjęs iš šou verslo, jisai mėgsta tos tokius vaizdingus pasirodymus, atsimenam ir susitikimus ir su Šiaurės Korėjos lyderiu. Aišku, jie niekuo ten nesibaigė, bet įvyko, ar ne, kažkoks veiksmas. Ir aš aišku nesu diplomatas, bet mano supratimu tai net ir su didžiausiu priešu, jeigu ten išlieka kažkoks minimalus siūlas, kur tu gali ten iškilus pačiai baisiausiai kažkokiai grėsmiai turėti kontaktą ir pasikalbėti, nėra čia matyti kažkokia labai didelė tragedija, jeigu jis bent pabando tą kontaktą užmegzti. Aišku, tai neturi būti sąskaita kitų valstybių nuskriaudimo, neturi taip atsitikti, kad kažkoks diktatorius tada suprasdamas, kad čia turi palaikymą, gali daryti, ką jisai sugalvojęs, bet aš tikiu, kad taip ir nebus, nes Trumpas taip nesielgia pirmos kadencijos metu, aš neįsivaizduoju, kodėl jis turėtų dabar paimti ir staiga pakeisti savo politiką ir manau, kad jis taip pat puikiai supranta, kad Amerikos piliečiai jaučia tam tikrą vis tiek norą, įsipareigojimą išlaikyti ir demokratiją pasaulyje ir daug kam tas yra labai svarbu. Aš manau, kad jisai tikrai protingai adekvačiai elgsis. Aišku, visi dabar laukiam, kas bus ta komanda, kas ten bus atsakingi už užsienio politiką, už gynybą ir kitus klausimus, bet manau, kad čia mes greit viską sužinosim. Kągi, gerbiamas Aurelijau, dėkuoju Jums už įdomius komentarus, už įdomų pokalbį. Mūsų žiūrovam dėkoju už dėmesį ir sakau iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.